Visi maisto produktai turi savo kelią iki vitrinų. Taip pat ir daržovės ir vaisiai yra kelias gan nelengvas, iš tikrųjų žiūrėkim, ką mes turim. Svogūnai, morkos, bulvės, viską, ką mes matom, ką mes galime ateiti, pasižiūrėti. Visų vaisių ir daržovių kelias iki vitrinų pakankamai ilgas yra. Viskas prasideda nuo ūkininko. Jeigu dar toliau, tai nuo suartos žemės, pasodintos sėklytės, užauginta, išpuoselėta, sudėta, atvežta ir tik tada čionais išparceliuota. Tai įsivaizduokim, kad šitas svogūnas yra pernykštis ir jisai buvo pasodintas praeitų metų maždaug galbūt Liepos mėnesį, o jis dar čia išsilaikęs iš sandėlio, kol dar nėra šviežaus derliaus, jis čia prekiauja. Porą trejetą savaičių atsiras naujas derlius ir šitas svogūnėlis pakeis šviežų svogūną. Jis lygiai toks pats bus gražus, tik šviežus ir gražesnis, ir skanesnis. Yra daug iššūkių, ypatingai ūkininkams, kurie darbuojasi laukuose, tai yra šalnos, įvairios gamtinės nelaimės, tokios kaip kruša, stiprus lietus, sausra. Tai visas tas, kas čia yra sudėta, čia yra sunki ūkininko užauginto produktas. Pirmą karvę pameldžia, tada tas žmogus kažkam parduoda, tada nuveža į fabriką, tada tenais fabrikę ten supakuoja ir tada nuveža į parduotuvę. Pavyzdžiui, ūkininkas užaugino obelių daug, tada tie užauga obeliai, užauga tie obuoliai, ir jis tiesiog skina, ten išvalo juos, ten padaro, kad jie būtų, nebūtų su bakterijom ten, kad jiegi ten auga, lyjant jų lietus, tai atrenka ten, padaro viską, tada, parduoda ten, viską padaro ir parduoda ten, nusiperka žmonės ir taip atsiranda ant mūsų stalų tie obuoliai. Jo gimimas per žieduką, jeigu šalnos nenuvalgo to obuoliuko be mažo, be užsimizgančio, tuomet jisai užauga iki tam tikro prinokimo dydžio, darbuotojai ūkininko surenka tos obuolius, surenka į dėžutės, tokias pradžiai mažesnės, po to didesnės, krauna į traktorių, veža į rūšiavimą, į sandėliavimą ir obuoliai rūšiuojami. Būna dažnai prieš pardavimą, yra patys gražiausi, nuostabiausi be abejo važiuoja į turgų arba prekybos centrus, gal netokie gražus, netokie išvaizdus arba šiek tiek galbūt koks pabraižytas. Jos į gamybą, tai yra sultis, kažkas galbūt kokius džemus gamina, kažką iš jo perdirba, kadangi visi norim paimti tą obuoliuką, kai jisai būtų pats gražiausias. O dėja, ne visi jie tokie užauga. Viršūnį kažkur gražesni, raudonesni, žemiau šiek tiek to vaizdo trūksta, tai bet kuriuo atveju, kad nepradingtų, neišsimestų tie obuoliai, jie yra perdirbami. Ir tai labai puiku, mes galim gerti obuolių sultis, mes galim valgyti kokius obuolius džemus, džiovintus obuolius ir įvairius kitus pagamintus iš obuolių produktus. Tai mūsų lietuviškos daržovės, ne visų mes dar jų turime, tai aišku yra salotos, yra ten kai kurie krapukai, po truputėlį auga visos kitos daržovės. Mūsų lietuviškų šį kartą turim plautas morkytes, bet jos buvo pernykštės užaugintos, irgi sandėliuotos, sudėtos ir dabar mes pardavinėjame. O čia su uodegyte, gražios, nedidelės, plonas morkytės. Šitas morkytės yra išrautos, plautos, pundeliai, pučkelė surištos ir sudėtos į dėžutę ir jų kelionė labai trumpa yra. Šitos morkos jau istorija ilgesnė, jinai buvo jau nuo pernai metų, jinai užauginta, sandėliuota šaldytuvose ūkininko, sudėtas ir po to tik atvežtas, prieš atvežtant jos nuplautas yra, paruoštas naudojam. Kai viskas tvarkojasi, jinai pilnai prinoksin, storesnė. Šita morkytė jinai yra saldesnė, šiek tiek jinai minkštesnė, traškesnė, tokia sultingesnė ir neturi to sumedėjimo tokio. Daug kas nori šviežių daržovių. Tai visą laiką galima pasiengstinti savo tą morkyčių ragavimą. Vaikučiai, nepamirškite graužti morkytes, ridikėlius, nepamirškite tėvų reikalauti jų nupirkti, užeiti į turgelius, užeiti ten, kur pilna daržovių šviežių skanių ir prašyti, tete, man reikia morkų, man reikia ridikėlių, man reikia uogyčių, man reikia dar kažko, tai tu tik tai pirk, mes valgysim. Ir bus sveiki, šaunus ir užaugti dideli.